Turime gerą klausimą iš komentatorių, taip pat vieną labai nekantrų komentatorių, kuriam labai aktualu yra, kaip uždarų porų puta kvėpuoja su medžiu, jei ji prie jo prilipusi. Atsakymas yra paprastas. Nekvėpuoja, žinok. Nekvėpuoja. Bet jai ir nereikia kvėpuoti. Ji veikia kaip sandarus plastiko skydas stogui. Pabandysiu paprastai ir logiškai paaiškinti. Medis pūva tik tada, kai gauna drėgmės ir oro. Jeigu stogo gegnės prieš purškimą buvo sausos, mes jas užpurškėme ir aklinai uždarom. Drėgmė prie medžio nebeprieina nei iš lauko, nei iš kambario. Nėra drėgmės, nėra kam ir pūti. Medis po pūtimo bus kaip naujas. Prisiminkite paprastas putas aplink langus ar duris. Jos ten užpūstos jau po 20-30 metų stovi, ar kas nors klausia, kaip lango rėmas po jomis kvėpuoja. Ne, nes ten sausa ir viskas laikosi puikiai. Kvėpuoja tik atvirų porų puta, o uždarų porų puta padaro namą kaip termosą, kaip ten tam komentare buvo, kad vėjas prapūsti negalėtų ir šiluma iš namo niekur neišeitų. Svarbiausias dalykas yra čia. Būtinai mediena turi būti sausa. Ir prieš pūsdami uždarų porų poliuretaną mes visada patikriname, ar ta mediena yra sausa. Jeigu ta mediena yra sausa, stogas stovės dešimtmečius, šimtmečius. O jei užpūsi ant šlapio rasto tiesiai iš miško, supus po bet kuo, net ir po vata. Tai va, draugai, atsiminkit, uždarų porų puta pučiame tik ant sausos medienos. Termovizija dirbame visoje Lietuvoje. Jeigu jums taip pat reikia, skambinkit, komentuokit, susisieksime.